Aišku, sudominimo tipai priklauso nuo kanalų, į kuriuos mes eisime. Vienaip tu konstruoji informaciją žiniasklaidai, kitaip socialiniam tinklam, trečiaip darant renginį potencialiam klientui ir panašiai. Tai pirmiausia, nuo to kanalo, kurį pasirinki, priklauso ir forma. Jeigu šiuo atveju mes kalbėtume apie tai, kaip patekti į žiniasklaidą turint tą žinią, tai esminis dalykas yra tokia žinia, tai ar jūsų produktas yra naujas, ar jis yra unikalus, galbūt jis turi kažkokių naujų savybių, gal jisai lyginant su užsienio šalių patirtimi tapo kažkuo geresnis, pigesnis, greitesnis, patogesnis ir visokie kitokie gražūs būdvardžiai šalia gali atsirasti. Tai svarbu yra pamatyti tą išskirtinumą iš konkurentų ir sugebėti apie jį kalbėti. Nes pasaulyje yra iškepama daugybė duonos kiekvieną dieną, bet sugebėti paaiškinti, kuo ta mūsų duona yra pati skaniausia ir kodėl verta ją įsigyti, tai yra toksai sudėtingas uždavinys. Žiniasklaida mėgsta statistiką, rezultatus, įvairius skaičius. Tai sugebėti kalbėti ir tą skaičių kalba yra svarbu. Ne tik tai, kad mes padarėm superinį produktą, bet o tai ką jisai duos ekonomikai, ką jis duos įmonėm, jeigu jos pradės tą naudot produktą, ką jos duos žmonėm, turėtų tokių konkrečių apčiuopiamų rezultatų. Dar kas yra svarbu, žmonėm patinka autoritetai. Tai jeigu apie jūsų produktą gali papasakoti kažkas kitas, tai jau yra labai gerai. Ypač jeigu kažkas išbandęs, gali pasakyti, kaip pasikeitė jo gyvenimas, galbūt net iš esmės, ar pasikeitė vieni ir kiti procesai įmonėje, tai irgi gali būti labai naudinga. Aišku, visada yra įdomu visokios pikantiškos istorijos. Tai jeigu galite atskleisti, pavyzdžiui, produkto kūrimų užkulisių, yra visai ten įdomių dalykų, tai nebijokite to daryti, nes taip yra kuriama istorija ir taip jinai tampa įdomesnė vartotojam ir visiems klientam, kurie yra ir ateityje bus jūsų. Pagrindinis skirtumas tarp reklamos ir ryšių su visuomenė yra tai, kad reklama perka žiniasklaidos plotą. Tuo tarpu ryšių su visuomenė uždavinys yra patekti į žiniasklaidą, nemokant už plotą. Tai yra turėti tokį įdomų turinį. Tai reklama paprastai yra tas dalykas, kuris turi būti labai paprastas, aiškus ir nebijoti drąsiai sakyti, kad aš esu geriausias. Tuo tarpu ryšiuose su visuomenė negalioja ta taisyklė, kaip dizaineriai mėgsta juokauti, make my logo bigger. Tai ryšiuose su visuomenė negalioja, nes žiniasklaidos kanalai tikrai niekada nesidės pranešimo spaudai, kuriame 15 kartų minimas įmonės pavadinimas, pasakoma nuostabiausias produktas, tai toks pranešimas tiesiog keliaus į šiukšlių dėžę. Tai dėl to reikia turėti labai aiškę tą strateginę pagrindinę žinią. Ką mes sukūrėme, kodėl, kam tai yra skirta, kokią naudą tai kurs. Kitas yra dalykas, turi būti istorija, pasakojimas. Jeigu reklamoje mes matome labai trumpą tekstą, trumpą pagrindinę žinią, tai pranešime spaudai ar inicijuojame straipsnį, mes galime pasakoti kažkokią ilgesnį istoriją. Tai nebijoti, ryšiai su visuomenė mums padeda sukurti tą kanalą, per kurį yra pasakojamas istorijos. Ir dar toksai svarbus dalykas yra, kad ryšiuose su visuomenė aukščiausias komunikacijos lygis yra, kai apie tave gerai kalba kiti. Jeigu reklamoje yra įprasta sakyti, aš esu geriausias, tai ryšiuose su visuomenė yra tas pasiekimas, kai sakoma, ji yra geriausia. Jis yra geriausias, tai surasti tuos įvaizdžio advokatus, kurie gali kalbėti už jūs. Tai tokie turbūt yra esminiai 3 bruožai. Pirmiausia, žurnalistai nori gerų pašnekovų. Tai ką reiškia geras pašnekovas žurnalistui? Tai yra žmogus, kuris moka kalbėti koncentruotai, kuris sugeba pateikti esminę informaciją lakoniškai, bet kartu ir įdomiai, su vaizdingais palyginimais, su faktais, su iliustracijom, su skaičiais ir taip toliau. Antras svarbus dalykas yra, kad tas žmogus būtų pasiekiamas. Nes jeigu tau žurnalistas skambina 4 kartus, o tu neatsiliepi ir paskui neperskambini, tai tikėtina, kad kitą kartą turėdamas panašų klausimą jis tau nebeskambins, nes turėsi tą tokią reputaciją, kad vis tiek neprisiskambinsi. Ir tas nebus svarbu. Ir trečias dalykas, žiniasklaida mėgsta žmonės, kurie kalba tiesą. Ir visi įsisukinėjimai, melavimai ir panašus dalykai, jie nėra patrauklūs žurnalistam. Todėl nebijokit kalbėti tiesos, bet kartu nepamirškite, kad ne viskas turi būti sakoma žiniasklaidai. Kartais tai užtenka aptarti siauresnėme rate. Pirmas būdas. Sukuriat tokį gerą produktą, kad žmonės apie jį kalba nesustodami,
ir tada žurnalistai jūs kreipsis tiesiogiai. Tiesiog paskambins, girdėjom, sukūrėt produktą, norim apie jį parašyti, papasakokite. Šitas būdas dėja nutinka labai retai. Antras tada yra kelias, taip, jūs galite skambinti redakcijas, galite skambinti konkretiems žurnalistam, kuriem papasakosite apie tai, ką jūs padarėte. Ir tikėtina, kad jūsų istorija gali būti įdomi, tada žiniasklaida susidomės ir ją patys vystys tą istoriją. Tokia svarbi informacija, kad didžiausi mūsų šalies portalai per dieną gauna 700-800 pranešimų spaudai. Tai pagalvokime, kokie turi būti įdomūs išskirtiniai, kad ta mūsų istorija sudomintų žiniasklaidos kanalus, ypač didžiuosius kanalus, kad jie atkreiptų dėmesį. Tai čia yra tikrai iššūkis. Ir trečias kelias yra samdyti ryšių su visuomenė ar žmogų specialistą ar agentūrą, kurie visą darbą padarys už jūs, nes tai yra jų duona kasdieninė. Tai sakyčiau, trys tokie keliai dažniausiai. Yra dviejopų istorijų. Tikrai pamenu vieną labai gražią istoriją iš mūsų klientų gyvenimo. Jie sukūrė naują elektroninę paslaugą ir apie ją tiesiog informavo savo turimus kontaktus. Esamus klientus, buvusius, partnerius ir taip toliau. Per savaitę laiko jie sulaukė X eurų apyvartos. Tada kreipėsi į mus sakydami, čia turim tokį produktą, gal galim kažką su juo padaryti. Ir parengėme pranešimą spaudai, tikrai suradom tų tokių įdomių aspektų, apie kuriuos jie ir patys nebuvo pagalvoję, kad tas produktas gali būti įdomus. Ir per sekančią savaitę po pranešimo spaudai pasirodymo, jų apyvarta išaugo 3 kartus. Tai taip, pardavimus pranešimo spaudai gali padidinti. Bet, jeigu komunikacija labai gerai atlieka savo darbą, ateina klientai, bet pardavimų padalinys nieko su jais nedaro, kliento aptarnavimo padalinys juos nuvilia, tai pardavimai neaugs. Ir komunikacija yra tiesiog viena iš organizacijos veiklos ryčių. Ir taip yra labai svarbu, kad jinai tinkamai atliktų savo funkciją, bet kita vertus yra nemažiau svarbu žiūrėti, kaip funkcionuoja visos kitos funkcijos, visi kiti padaliniai organizacijoje. Tai kategoriškai teigti, kad pranešimas žiniasklaidai padidins pardavimus negalime, tikimybė yra didelė, bet kartu reikia žiūrėti, kaip veikia visi kiti procesai, kokia yra konkurencinė aplinka ir visi kiti faktoriai.